Taigi labai diena visiems. Malonu, kad taip gausiai susirinkot į šią salę. Pasiklausyti labai įdomią temą apie betonus keliuose. Iki šiol tai yra, galima sakyti, kažkiek naujovė Lietuvoje, bet tai tampa po truputį realybė. Ir aš esu Algirdas Saugonis, atstovauju KTU, statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratoriją, taip pat esame statybos bandymo laboratorijos asociacijos nariai. Ir prašome šiandien pristatyti apie betonus temą, apie temą mūsų keliuose nėra vietos betonui. KTU atstovą Audrių Grinį, daktarą Audrių Grinį. Prašom, Audriu. Sėkmės. Betonas. Labą dieną, esu Audrius Grinys. Girdisi gerai? Esu Audrius Grinys ir šiandieną jums papasakosiu apie betoną ir tiesiog pabandysiu atsakyti tokį klausimą visgi, ar keliuose yra vietos betonų. Tai pradžioje, aišku, turėtumėm panagrinėti Europos situaciją betoninių kelių ir mes akivaizdžiai galime matyti, kad realiai betoniniai keliai Europoje yra populiarūs. Ir jeigu žiūrėti mūsų kaimynus Lenkus, remiantis Europos betoninių kelių asociaciją, mes matom, kad betoninių dangų iš visų kelių Lenkuose yra virš 20%. Tuo tarpu, aišku, Lietuvoje kol kas yra 0. Tai jeigu žiūrint išsivysčiusias valstybės, tokias kaip, tarkim, Vokietija, mes matom, betoninių kelių populiarumas dar yra didesnis, o galima taip sakyti, visą populiarumą nuneša Belgija ir iš principo Belgijoje betoniniai keliai sudaro net 50–60% visų kelių rinkos. Belgai pradėjo betoninius kelius gaminti, betonuoti 6-ame dešimtmetyje ir jie pradėjo nuo iš principo ūkinių kelių betonavimo, tai yra nedideliais objektais, neatsakingais objektais, toliau vystė šią technologiją ir turim dabar tokią situaciją, kad Belgijoje betoniniai keliai sudaro virš 50%. Keliaujant už Atlanto, ten situacija vėl dar kita yra. Jungtinėse Amerikos valstijose betoniniai keliai yra labai populiarūs ir iš principo betoniniai keliai net yra išskaidomi pagal jų sutankinimo lygį arba pagal jų tankinimo technologiją. Ir priklausomai kokia tankinimo technologija yra naudojama, parenkama būtent kur galima šitos betoninius kelius ir panaudoti. Tai jeigu mes nagrinėtumėm tokias technologijas sutankinimo kaip voluojamo betono, klojamo betono bei liejamo betono technologijas, mes matom, kad pritaikymas yra šitų technologijų įvairus. Bet iš principo klojamos betonas ir klojamo betono technologija galima sakyti, kad pritaikoma visoms sritims. Kodėl betoninės dangos? Tai pirmas dalykas, betoninės dangos yra tvarios, tai yra tvari medžiaga. Ir betoninėms dangoms reikalinga labai maža priežiūra. Sekantis niuansas, betoninės dangos turi mažesnės eksploatacijos periodo sąnaudos. Ir jeigu mes, tarkim, lygintumėm su asfaltiniam dangom, mes matom, kad įrengti asfaltą kainuoja apie 15% pigiau, tačiau jeigu mes sudėtumėm visą eksploatacijos periodą, šiuo atveju, tarkim, 90 metų, mes matom, kad betoninės dangos pasidaro apie 40% pigesnės. Sekantis niuansas, betoninės dangos, jos nedegios yra, tai yra jų padidintas priešgaisrinis saugumas. Ir vėlgi betoninės dangos, jos yra standžios, lyginant su asfaltiniam dangom, dėl tos priežasties sumažėja CO2 emisijos transporto išskiriamos ir kitas privalumas, mes turim kuro taupymą. Tai pagal skaičiavimus maždaug sunkiasvorėse transporto priemonėse sutaupoma apie 1 litras dyzelio 100 km naudojant betoninės dangas.
Kitas niuansas - betoninės dangos yra šviesios ir šviesi betono spalva labiau atspindi saulės šviesą, mažiau sugeria, mažiau įkaista danga ir taipogi naktį taupo gatvių apšvietimą, nes tiesiog dėl to pačio atspindžio. Ir aišku, esminis dalykas tai yra sudaroma konkurencija tarp pramonės, kelių klojimo pramonės, kas taupo valstybės lėšas. Kaip ir buvau minėjęs, betoninės dangos yra skaidomos pagal jų technologijas. Tai yra tokios, vadinkime, 3 technologijos - voluojamas betonas, klojamas bei liejamas betonas. Ir jeigu žiūrėti voluojamą betoną, tai mes galime sakyti, kad šitai technologijai tinka pilnumoj asfalto klojimo įranga ir sutankinimui pasiekti naudojami tie patys asfaltui naudojami volai. Nagrinėjant klojimo betono technologiją, ten naudojama specialūs slip formeriai, kuriuose yra integruotas tankinimas ir būtent jau išspaudžiamas galutinis gaminys. Liejamo betono technologija, aš manau, visiems yra gerai žinoma. Tai yra tiesiog standartinis lankus betonas, kuris transportuojamas autobetonvežėmis bei paduodamas tiesiai iš autobetonvežio arba paduodamas siurbliais į statybos aikštelę. Tankinimas vyksta giluminiais vibratoriais arba vibroliniuotėmis. Tai taip atrodo voluojamo betono pavyzdys. Mes matom, voluojamas betonas yra sausas, tai yra sausa medžiaga, žemės drėgnumo medžiaga ir praktiškai visos savybės, visos charakteristikos yra labai panašios į asfalto. Išskyrus, aišku, rišiklis naudojamas skirtingas. Tuo tarpu klojamas betonas, jis yra šiek tiek, sakykime, slankesnis, yra taip vadinamo S2 klasės lankumo ir jis jau gali būti pritaikomas gaminant įvairius kelius, magistralinius ir taip toliau. Tai čia, kaip pavyzdys video, mes turime Lenkijos A1 greitkelio betonavimo darbus. Ir čia vėlgi mes matom, mišinys yra sumaišomas betono mazgose, vežamas savivarčiais į statybos aikštelę ir toliau atliekamas to mišinio klojimas. Klojamas mišinys, jeigu kalbant apie magistralinius kelius, klojamas 2 etapais, tai yra 2 klotuvais ir klotuvuose yra būtent įdiegtas ir tankinimas, ir paskirstimas ir tiesiog mes jau išspaudžiam gatavą mišinį. Toliau, kaip matote, suformuojame armatūros, įdedama armatūra, tie vadinami daueliai ir toliau ant viršaus klojamas antras betono sluoksnis. Ir po antro betono sluoksnio jau vyksta sekantis darbai, tai yra betonas yra išlyginamas, išglaistomas, bei vėlgi patikrinama šio betono armatūros padėtis, dangos padėtis armatūros. Tai va, matom, tiesiog yra spec priemonės, kurios patikrina būtent armatūros poziciją. Sekantis etapas, kuris irgi privalomas betoninėms dangoms, tai yra užpurškimas specialiomis medžiagomis, tai vadinamais skiūringais, kad tiesiog betone esantis vanduo neišgaruotų ir dėl tos priežasties betonas nesutrukinėtų. Po maždaug 6-12 valandų vyksta paviršiaus apdaila ir čia šiuo atveju atidengamas paviršius, nušlifuojamas ir aišku sekančią dieną betonas, kaip taisyklė, turi būti supjaustomos dėl to, kad betonas traukiasi. Ir toliau vėlgi patikrinama pačios plokštės tolerancijos, storių tolerancijos ir gaunasi, kad kelias pagamintas. Tai tokia patirtis Lenkijoje. Toliau tęsiant sekančią technologiją, nagrinėjant liejamo betono technologiją, tai aš manau, čia visiems kaip ir viskas aišku, tai tiesiog yra gaminamas slankus betonas, slankus betono mišinys.
taip vadinamo lietuviško S3 klasės slankumo ir vėlgi tas mišinys yra maišomas betono mazguose ir transportuojamas autobetonvežimis į statybos aikštelę ir pilamas į paruoštas jau iš karto formas. Pilamas tiesiai iš autobetonvežių arba paduodamas siurbliais. Na, ir čia matom, taip atrodo pati ta technologija, tiesiog suformuojama konstrukcija tokiu būdu. Šios technologijos detaliau nenagrinėsiu, nes aš manau, kad visiems kaip ir viskas aišku, kas liečia šią technologiją, tačiau visiems turbūt įdomu sužinoti detaliau apie voluojamą ir klojamą betoną. Tai vėlgi pirmas dalykas, kur mes galime pritaikyti šios betonus. Tai mes matom, pritaikymo spektras labai platus, tiek nuo didelių apkrovų objektų, tiek, aišku, baigiant tais pačiais keliais bei greitkeliais. Ir čia mes matom, naudojant klojamo betono technologiją, mes galim ne tik formuoti kelius, tačiau ir šalia kelio esančius elementus. Tai yra ir betoninius bortus, ir dviračių takus, ir tas pačias kelio atitvaras. Žodžiu, spektras tai tikrai yra labai platus, naudojant klojamo betoną. Voluojamo betono realiai principas yra labai panašus kaip ir asfaltbetonio. Skirtumas yra, aišku, esminis tas, kad naudojami skirtingi rišikliai. Asfaltbetonio naudojame bitumą, voluojamam betone naudojam cementą. Tačiau jeigu žiūrėti granulometrinius koridorius, tai principas tikrai yra labai panašus. Voluojamam betonui esminė jo charakteristika yra sutankinamumas. Tai yra, mes galbūt galim pagaminti gerą mišinį, tačiau jeigu mes jį netinkamai sutankinsim, susidarys didelis kiekis oro porų, tuštumetumas ir dėl tos priežasties mes ženkliai prarasim stiprumą. Tai kaip matom pagal grafiką, mes galim iš tikro vietoj 100% stiprumą turėti tik 20%. Viskas priklauso nuo mišinio sutankinamumo. Kauno technologijos universitete mes galim patikrinti mišinio sutankinamumą, tai yra naudojamos spec priemonės, giratoriai. Ir čia šiuo atveju mes matom, buvo atlikti tyrimai ir rezultatai parodė, kad cemento didinimas nebūtinai apsprendžia jo kokybę pačio betono, reikia parinkti ir tinkamų proporcijų kitus komponentus. Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp voluojamo ir klojamo betono? Tai apdirbamumas, pirmas dalykas, voluojamas betonas, tai yra žemės drėgnumo mišinys, tuo tarpu klojamas betonas, jis yra šiek tiek slankesnis, tai vadinkime, jis yra tarpinis tarp voluojamo ir liejamo betono. Klojimas. Voluojamas betonas yra klojamas dažniausiai asfaltbetonio klotuvais, tuo tarpu klojamo betono technologija jau yra specifinė, naudojami taip vadinami specialūs slipformeriai. Tankinimas, voluojamo betono yra išorinis tankinimas, tuo tarpu klojamam betone yra integruoti taip vadinami vibro pirštai, kurie sutankina mišinį bei išspaudžia į konstrukciją. Apdaila voluojamam betone, tai gaunam tą, ką gaunam, realiai daugiau jokios apdailos mes negalim padaryti, nebent mes tam tikrą tekstūrą suformuotumėm jį frezuojant. Tuo tarpu klojamam betone mes galim pritaikyti įvairias apdailos technologijas, suformuoti tam tikrą tekstūrą, struktūrą ir taip toliau. Tai yra, kas galėtų pagerinti atsparumą trinčiai bei praslydimui. Ir taip atrodo dangos palyginimui voluojamo, klojamo bei palyginimui su asfaltu. Tai mes matom, asfalto danga yra tamsi, tačiau labai panaši pagal struktūrą kaip voluojamo betono. Tuo tarpu slipformerio arba klojamo betono danga yra visai kitokia. Ir vėlgi, jeigu mes norim pagerinti voluojamo betono tekstūrą, mes tiesiog vėlgi modifikavę receptūras, mes galim tiesiog gauti
irgi gražesnius elementus, kurie galbūt gali būti pritaikomi dviračių takam įrengti. Kas liečia asfaltą, praktiškai kietinimas tuom ir baigėsi, o kas liečia betoną, mes turim pratęsti sekančias technologinės operacijas. Tai reiškia, mes dar betoną turim ir tinkamai jį sukietinti. Ir tinkamas sukietinimas irgi yra esminis faktorius, kad išgauti geros kokybės dangą. Esminis dalykas, kad tinkamai sukietėtų, tai yra betone esantis vanduo, nesusirišęs vanduo, kad jis neišgaruotų. Tai dėl tos priežasties mes turim užpurkšti specialiomis medžiagomis, kiūringais ir neleisti būtent tam pertekliniam vandeniui pasišalinti iš betono ir kad neįvyktų betono nudžiūvimas, dehidratacija bei betonas nesutrukinėtų. Kita dar neigiama savybė, kas liečia betoną, tai yra jo traukumas. Deja, bet betonas traukiasi ir tu nieko negali pakeisti. Ir betono traukumas maždaug yra apie 0,4–0,5 mm į tiesinį metrą. Ir iš principo dėl šios priežasties mes turim šią dangą supjaustyti kas 4–9 metrus. Tai yra, mes įpjauname 1/3 storio dangos ir tą vietą būtent padarom silpniausią ir šioje vietoje mes leidžiam būtent betonui sutrūkti. Tai yra, tai vadiname, suformuojam deformacinius plyšius. Voluojamam betone tie būtent pjaustimai turi būti atlikti žymiai anksčiau, kadangi voluojamam betone naudojami žymiai mažesni vandens cemento santykiai bei cemento kiekiai. Sudėčių projektavimo principai, tai vėlgi Kauno technologijos universitete mes projektuojam visų tipų sudėtis, tiek voluojamo betono, tiek klojamo, tiek liejamo betono. Tai yra parenkam atitinkamą slankumą, atitinkamą konsistenciją, parenkiami cemento kiekiai, kurie rekomenduojami, vandens cemento santykiai, sukomplektuojamos kitos medžiagos, tokios kaip įmaišos. Ir tiesiog mes turim tada gatavą mišinį, kurį realiai galime bandyti gamyboje. Kokie bandymo metodai yra naudojami, kas liečia šviežią betoną, tai voluojamam betone realiai patikrinti jį labai sudėtinga, kadangi tai yra sausas mišinys. Tačiau yra tokie, kaip sakyti, gamybiniai metodai, tai yra formuojama gniūžtė ir tikrinamas gniūžtės tiesiog gebėjimas išlaikyti savo formą. Ir jeigu, vadinkime, ta gniūžtė išsilaiko, netrupa, tai mes skaitom, kad tas mišinys yra pakankamo drėgnumo, o jeigu atvirkščiai, jeigu limpa prie rankų limpa ta cementas, tai mes skaitom, kad jau mišinys yra per slankus, per skystas. Taipogi pati danga gali būti tikrinama radiologiniais metodais, tai vadinamais troksleriais, laboratorinė įranga ir tiesiog mes irgi galim patikrinti, koks yra tankis. Klojimo betono technologija yra žymiai suprantamesnė gamybininkam, dėl to, kad kas liečia šviežio betono patikrą, viskas tinka taip, kaip ir tikrinant liejamą betoną. Tai yra, turim patikrinti slankumą, turim patikrinti oro kiekį mišinyje, ar ten kitas charakteristikas, kaip tankis, temperatūra ir taip toliau. Sukietėjusio betono bandymai iš principo daug kur kartojasi kaip ir gaminant prekinį betoną, tačiau gaminant kelių betoną papildomai mes turim tikrinti lenkimo stiprumą, stipriai tempiant skėlimu, taipogi dėvėjimosi poveikį atsparumą patikrinti, ar, tarkim, ypatingas dėmesys turi būti irgi skiriamas atsparumui šalčiui. Kokie yra norminiai dokumentai gaminant betoninės dangas? Tai šiuo metu yra, galima taip sakyti, jau išleistas STR priedas, reglamentuojamų statybos produktų sąrašas.
Ir jame yra įrašas 3.24 ir ten būtent atsirado kelių betonas ir kelių betono mišinys. Ir būtent kelių betonas bei kelių betono mišinys turi atitikti prekinio betono standartą 206, jį lydinti standartą 1974 ir atsirado naujas standartas, tai yra 13877/1. Ir būtent šis standartas aprašo betono dangas, aprašo medžiagas, o sekantis standartas, antra dalis, aprašo atitikti. Iš principo, peržvelgiant šį standartą, kažko labai ypatingo, bent jau aš asmeniškai neradau. Praktiškai vien nuorodos į 206 standartą, į prekinio betono standartą. Tiesiog atsirado, kaip ir minėjau, tas svarbiausi tie parametrai, tai yra įtempių stiprumas, tai yra stiprio tempens kėlimų arba lenkimo stiprio parametrai. Nagrinėjant sekančią dalį, antrą dalį, atitikti, vėlgi labai daug nuorodų į 206 standartą ir jį lydinčius dokumentus. Ką čia galėtumėm pabrėžti, tas, kad šiame standarte yra aprašytos storio tolerancijos ir ėminių ėmimo intensyvumas. Tai yra, kiek metrų, kvadratinių metrų mes turim paimti bandinį. Ir taip yra ten nurodytos, kokias klasės tai turi atitikti pagal ėminių ėmimą. Betoninių kelių perspektyvos Lietuvoje. Nuo ko pradėti? Aš taip įsivaizduoju, galbūt reikėtų pradėti mažais žingsneliais. Tai galbūt tokiais, kaip sakyti, kaip labai ypatingais asfaltui keliančiais iššūkiais, tai yra kaip žiedai, kur susidaro didelės provėžos, tai tarkim galėtų būti betoniniai žiedai, autobusų stotelės. Taipogi galime pasvajoti ar pasamprotauti apie atitvarų įrengimą betoninių. Ir aišku, kariniam mobilumui užtikrinti vis tiek mes galbūt turim kažkiek irgi specializuotis į betoninius kelius. Vėlgi, neatmestinas variantas ir ūkio keliai galėtų būti betoniniai, nes būtent ūkio transporto priemonės irgi yra pakankamai sunkios. Tai reziumuojant, remiantis asociacijos duomenimis, čia yra dangų kainų palyginimas ir vėlgi mes matom, kad taip, betonas jis yra brangesnis. Jis yra brangesnis 15%, bet jeigu žiūrint į perspektyvą, į visą eksploatacijos periodą, mes tikrai gausim naudą ir turėsim kaštų taupimą. Tai ačiū uždėmesį ir savo dar prezentaciją norėčiau pabaigti nuotrauką, kuri yra Kuršių nerijoje, tai yra Alksnynės fortas, jis buvo įrengtas Antro pasaulinio karo metu ir būtent prieš lėktuvinių baterijų dangos yra betoninės ir jos kol kas yra visai puikiai išsilaikiusios. Mes jau turim beveik 70 metų ir šios dangos dar vis geros. Tai tiek, ačiū. Ačiū Audriui už pristatymą. Dabar prasideda šios temos diskusija ir pristatome diskusijos svečius. We have a guest from Latvia Concrete Association, Roland Šepuritis, associate professor. Taip pat mes turime ir iš HISCO Raimondą Andranavičių, taip pat pristatys, projektų vadovas. Na ir Audrius Grinys, kuris ką tik pristatė šį pristatymą. Taigi, pradėkime nuo to, kad betonas ir asfaltas yra konglomeratai, tačiau, kaip sakė Audrius, yra ryšikliai skirtingi. Tai yra mineralinis ryšiklis cementas vieno, o kito yra organinis ryšiklis bitumas. Ir iš vienos pusės pripratę prie asfalto, viskas tikrai puikios dangos, jisai yra tasus, pakankamai nereikia jokių įpėvių daryti. Bet kai susidurėm su organika, tai aišku, mes susidurėm ir su deformatyvumu.
Ir kai apkrovas pasidaro pakankamai jau didelės, aišku, organiniai konglomeratai jie labiau deformuojasi. Betonasgi šiuo atveju jisai yra kitoks, jisai yra tvirtas, jisai gali laikyti didesnės apkrovas. Ir Lietuvoje tie betonai dabar atsiranda dėl ko? Dėl to, kad atsirado poreikis kariniam mobilumui, tiem naujiems aikštelėms, keliams. Ir jis jau yra Lietuvoje įdiegiamas po truputį, tai yra volojimo betono dažniausiai pagrindu. Bet apie tai mes toliau diskutuosime. And now we want to start from Latvia to explain about the station in Latvia with concrete roads and maybe future predictions. Please, Rolands. Okay. First of all, thank you for introduction. I can give my regards to this event, very nice event. I was surprised to see so many participants. About the concrete roads in Latvia, so I think we can divide it in kind of three past development stages. So the first stage was essentially in the 1930s, before the Second World War. A little bit of cost in situ payments were made. Not a lot of them survived until this day, and of course it's not well documented. Then came the Soviet occupation time. In the Soviet time, the technology of cast in situ concrete was not very developed, so the concrete roads we had were made from precast plates, somewhere a little bit in the cities and in industrial and military objects, but not like public roads. I know you have this road, one, or used to have one in Lithuania. We didn't have so big ones out of these precast plates. And then the big development, which is more recent, which started around 2010. So we had in Latvia a company Cemex, that's building materials, mainly of course cement and aggregate producer originating out of Mexico. So they had some assets in Latvia, including concrete production and a cement plant. And they wanted to bring the roller compacted concrete technology from the North America to Latvia. So they started to making a lot of seminars. They started to introducing it to designers, etc. And it ended up that even for a while there was, in the specification of the Latvian state roads, roller compacted concrete was one of the options for certain road types. And so back then, so which dates around 15 years ago, so not a lot of public roads, but there were city roads and industrial projects were built with roller compacted concrete. So I don't have the exact number, but some tens, thousands of kilometers were probably made. And some of those are now quite old, and some are without the wear layer of asphalt. So, for example, at the limestone quarry of this cement producer, they made some kilometers of road maybe 12 to 15 years ago, so everyone can go and see. And we have projects made at that time where roller compacted concrete. So the project was designed for one I know for electricity generating factory, and they made a study where they made half of the roads with roller compacted concrete and half of the roads with the cast in situ concrete, which is one of the third type you showed. Then at some point this somehow declined. And I understand one of the problems is, of course, that Cemex, they lost somehow interest to lobby it further. And the other one was that a lot of these roller compacted concrete projects were done by asphalt contractors. And then when you have one project in the middle of summer and you need to learn everything from the scratch and do it, sometimes it didn't go so well. And then this material got like not so good reputation due to that. What was a very good application which has stayed is that at the same time the Riga municipality, they understood that for all bus stops there's a lot of rotting. Whatever you do, it's rotting. Also it's because it's typically close to the sidewalk, which is higher, so hard to compact the subbase. So now all new bus stops in Riga are made with concrete. It's not roller and compacted anymore, it's just regular cast in situ concrete. And I think this is what shows the main difference between asphalt and concrete. We can discuss everything, but concrete is a rigid material, rigid pavement, so it doesn't really rot. It can crack, it can disintegrate, but it cannot rot. So that's the current status is then that
Riga City is doing all bus stops in concrete. And then for the some private customers, sometimes they choose the roller compacted concrete. And then the other, we have some this paving machine contractors, but they mainly, I think they work mainly for military. We have an airfield done before. I think you have here airfield in Šiauliai. Maybe 10 years ago, we also built a new pavement with that technology. So that is kind of the status quo at the moment. Yes, thank you, Roland. Thank you. In Latvia you also grow. Dabar norėčiau paklausti Raimundo, kaip jūs turite kažkiek patirties jau dirbant su betoniniais keliais ar aikštelėm, kokios yra problemos, kokia situacija Lietuvoje, ar trūksta kažkokios įrangos, ko reikėtų, galbūt, kad labiau būtų galima išvystyti šią ar kitą panašią technologiją Lietuvoje, kaip jūs galvojate? Aplamai su valojimais betonais Lietuvoje jau esama dirbama. Mes čia kaip ir galvojam aplamai, kad galima būtų ir greitkelius pradėti kažką tai su betonais, bet žinoma, su valojimais tikrai mes to nepadarysim. Čia reikalinga jau tada klojama betono technologija. O šitam dalykui reikalinga jau sudėtinga įranga. Ir norint ją įsigyti, tai yra didelės investicijas rangovai. Jos galėtų atsirasti tik tai tada, jeigu būtų politinė valia išreikšta ir būtų noras daryti tokius kelius. Ir turėtų būti strategija numatyta, aš manau, tokiems projektams, tai čia net ne 5, gal 10 metų projektai turėtų būti, kad galėtų investuoti rangovai įrangai. Ir ką galima pasakyti apie valojimus betonus, tai jie daugiausiai gali būti įrenginėjami tik tai vietinės reikšmės keliuose, kur didelis mobilumas, ypač karinis dabar, kai ateina, dėl apkrovų, dėl transporto intensyvumo, aikštelėse, kur yra didelės apkrovos. Bet šita technologija pačio betono klojimo, jinai gal atrodo ir paprasta, bet labai sudėtinga, nes labai daug priklausoma yra nuo aplinkos temperatūrų, nuo vėjas, saulė, lietus, todėl labai sudėtinga jį išlaikyti tinkamos konsistencijos. Dar reikalinga jį suvaloti, jeigu jis vienoje vietoje drėgnesnis, sausesnis, tai vėl gali tas duobetumas atsirast. Taip, kad jisai daugiau taip autostradose tikrai jo nepanaudosi greitkeliuose, todėl žiūrint į vakarų Europą, kaip plačiai yra naudojami klojami betonai, tikrai manyčiau, kad dėl ilgamžiškumo, kelių laikymo, dėl patogumo gyventojams ateityje, kuris galėtų ilgiau išsilaikyti, tikrai vertėtų pagalvoti apie klojamus betonus. Anksčiau dar buvo tos technologijos daromas, kad dėl sulėtinimo, dėl pačio sukibimo, dėl patogumo važiavimo, dėl triukšmo sumažinimo buvo dar klojamas asfalto sluoksnis viršutinis, bet dabar su šios dienos technologijoms tikrai nereikia to dalyko daryti, užtenka pačio betono klojamo, tikrai yra geri rezultatai, taip tikrai reiktų imti pavyzdžius, o betonai jau kelių, kaip ir sakė svečias iš Latvijos, yra klojami jau nuo 100 metų prieš buvo pradėti pirmie keliai, taip kad mes tik tai vejamės. Taip, ačiū labai. Tikrai sutikčiau su šito mintim. Iš tikrųjų, gal trūksta kažkiek viešinimo Lietuvoje, kadangi dabar girdėjome ir šiame forume, kitose pranešimuose, kad yra ta kelių degradacija. Ir problema ta, kad galiausiai viskas sueina vienam momentui, kai reikia remontuoti ir vien tik finansais galbūt ir visko ir neįspręsim. Jeigu mes
gaminsime kelius, kurie nebus labai ilgaamžiai. Ir vat apie tą ilgamžiškumą, betono pranašumą, kad tai yra ilgaamžiai keliai, vakarų Europą matėme, jinai tai įdegė. Ir va čia gal ir Audriaus norėčiau pratęsiant diskusijos paklausti, tai va kodėl Europa, Lenkija, Belgija, Austrija, Vokietija, turtingos šalis sau leido momentinį tą didesnį investiciją, bet ir pasigamino šios betonus kelius, net ir autostradas. Kur yra priežastis, kad jie paskaičiavo ir kad tai yra labiau apsimoka, kaip galvoji? Vėlgi, aš tai manau, kad viskas prasidėjo nuo to, kad tiesiog atsirado didesni transporto srautai. Transporto srautas didėjo ir turbūt susidarė tokia situacija, kad kiek remontuoji, tiek vėl iš naujo sugenda tas kelias. Ir yra paskaičiuota, kad, tarkim, betoninis kelias, racionalu jį naudoti, jeigu mes sunkiasvorio transporto srautą turim 8000 mašinų per dieną ir daugiau. Tai aš manau, kad dėl šios priežasties pamatė, kad visgi vėlgi betonas yra tvaresnė, standesnė medžiaga, nesusidaro įspaudų. Tai dėl šios priežasties aš manau, kad priėmė sprendimą, kad galbūt pradžioj investuoti didesnius pinigus ir turėti po to ilgalaikę grąžą. Tai aš manau, kad tiesiog natūraliai susiklostė tokia situacija ir žingsnis po žingsnio visos tos valstybės pradėjo tai vystyti. Dėkuoju. Toliau norėčiau gal pakalbėti apie tą ilgamžiškumą. Turbūt visi žinome, kad betonas gali būti ir neatsparus šalčiui, gali būti atsparus šalčiui nuo jo pagaminimo. Ir šitas jautrus klausimas, manau, irgi galėtų būti aptartas. Kas šitoj technologijai, gal vėl aš Raimondo paklausiu, yra daroma ir labai svarbu, kad tas paviršius betono jis būtų, kad atsparus šalčiui. Apie curingą turbūt gal norėčiau paklausti šitą vietą. Tai bet kokiu atveju turėtų paklotas betonas būti apdirbamas curingu, bet curingas tai yra momentinis dalykas, tuo metu neleidžiantis išgaruoti, tai susiriš. Gali būti veiksmingas iki savaitės galbūt. Yra tokių ringų vėl įvairių rūšių. Tai vis tik tai galbūt reikalinga būtų naudoti kažkokį impregnantą po to. Bet vėlgi jo korėtumas daug ką duoda, ypač aktualu yra betoniniams paviršiams mūsų gamtinės sąlygos, kur yra daug pliusų minusų. Taip, kad tas vandens įgeriamumas, druskų naudojimas, tai yra labai svarbu. Žinoma, traktuoja europinė literatūra paskaičius, kad betono priežiūra yra pigesnė negu asfalto kelio, galbūt negaliu ginčytis. Tai teisingai paklojus betoną kelią, aš įsivaizduoju, kad ir netlikus teisingos priežiūros pastovios, tai tikrai būtų problematiška, nes kas pas mus yra Lietuvoje aktualu dėl kelių priežiūros ir asfalto, jinai turi būti tinkamai vykdoma, tada turėsim mažiau išlaidų ir ne tik remontuojant, bet ir pertiesiant esamus kelius. Dėkojam, gerai. Toliau gal norėčiau paminėti, iki šiol Lietuvoje buvo tas kelias, žinomas, Vilnius Molėtai, nevykęs, sakykime, pavyzdys, gal taip dabar ir sutampa, kad jisai rekonstruojamas ir nebus to nevykusio pavyzdžio. Tačiau šitoj vietoje, kad neįsižiotų betono kraštai, norėčiau gal Audriaus paklausti, kas yra naudojama ir ar visos abitos technologijos klojamas betonas, ar galima tą pritaikyti tą momentą, kad neleisti kraštam plokščiai po įpėlimo, sakykime, tai vaikščioti, judėti. Jo, kas liečia valuojamą betoną, tai negaliu pasakyti, bet kas liečia klojamą betoną, tai iš principo yra naudojami taip vadinami kaiščiai ir jie privalo būti įdedami, angliškai terminas dowel,
ir tiesiog dėl tos priežasties mes įdedam kaiščius armavimo ir mes neleidžiam konstrukcijom judėti. Ir mes tada turim lygų, tvarkingą kelią. Aišku, vėlgi tokie niuansai kaip supjaustimo kokybė ir laikų supjaustimo kokybė, irgi juos reikėtų įvertinti. Tai turbūt tikrai nesakyčiau, kad iš pirmo karto viskas iš 100% pavyktų, bet turbūt mažais žingsneliais, kaip sako, step by step, tai tikrai galime mes pasiekti gerą rezultatą. Ir dėl tos priežasties manau, kad ir turėtumėm pradėti galbūt daryti tokius elementus, kurie gal nėra itin svarbus, įgauti patirtį ir galbūt tada žiūrėti, ką mes dar galime padaryti. Ir čia gal šitoj vietoj reiktų paminėti, kad hermetikai yra naudojami šitų siūlių užpildymui, jų kokybė taip pat yra labai svarbi, kad jie nesutrūktų, neleistų vandens ir būtų pakankamai tąsus. Tai čia irgi tokie momentai labai svarbus. Tai dar gal galima būtų pakalbėti apie betono kelio paviršius. Iki šiol, kaip ir Raimondas sakė, įpratę buvom, kad yra asfaltinis pati danga ant betoninio, bet teko čia bendrauti ir su Europos asociacijos nariais. Tai labai įdomiai jie sakė, kad tas kaip ir nebūtina. Ką, Audriau, tu esi matęs šitoj vietoj, ką Lenkai, pavyzdžiui, daro? Iš principo vėlgi taiko dangos apdirbimą, turiuomenį. Taip, tai taiko įvairias technologijas, tai kaip ir Raimondas buvo minėjęs, impregnavimas, jis yra pritaikomas, tačiau, kaip ir matėm video, yra atidengiamas paviršius dangos, kas leidžiamės, kad būtent tą paviršinį sluoksnį, kuris vandeningas yra sluoksnis, mes jį pašalinam. Ir mes turim tada žymiai tvaresnę medžiagą ir net tyrimais yra nustatyta, kad tiesiog pagerėja atsparumas šalčiui, sumažėja įgeriamumas vandeniui. Tai tiesiog realiai technologijos yra jau padarytos ir mes tiesiog turėtumėm pasimti tą geriausią praktiką, ką padarė Lenkai ir perimti į savo valstybę. Labai sutinku, įdomas mintis. Na, gal tada pradėkime ir iš salės, gal turime klausimų. Matom, keliam ranką. Dėkojam už klausimą. Gal, Audriau, tu turbūt girdėjai, kad gali būti kartu naudojamas man to asfalto sluoksnis su betono sluoksniu. Gal čia Raimondas kažką pakomentuotų? Na, valuojamas betonas, nežinau, tokios praktikos nėra, kad asfaltas būtų klojamas ant valuojamą betoną, bet tai čia kiekvieno užsakovo reikalas, nes greičių vis tiek mes didelių neišgausim, o pagrindė asfalto užklojus ant ne visiškai idealiai lygaus betoninio paviršiaus asfalto, tiek atkartos tuos neligumus. Pagrindė anksčiau buvo klojama asfaltas ant klojamų betono, bet šios dienos technologijos jau leidžia to ne. Užtenka ir pačio betono paviršius, kad būtų. Ačiū. Daugiau klausimų? Ačiū už klausimą. Tai turbūt pirmas tai būtų teiginys, kad pirmas dalykas mes turim pagaminti tą gerą dangą. Tai tada turbūt ir problemų tokių nebūtų. Jeigu mes pagaminsim tinkamą betoną, tinkamą dangą,
yra tyrimais ir nustatyta. Ji turi savo eksploatacijos periodą turės apie 20 metų. Tai mes realiai turėtumėm prie tos dangos 20 metų negrįžti. Tai, bet jeigu, aišku, atsitinka kažkokia tai problema, tai vėlgi irgi yra remontiniai mišiniai ar įvairūs kiti komponentai, kuriuos galime tą dangą sutvarkyti. Galų gale, nežinau, turbūt gal net ir patį tą asfaltą galima ten Bet aš galvoju, kad užlieti, pastoviai priežiūra būtų reikalinga. Nesvarbu, kad ten po 20-10 metų jinai pastoviai turi būti kelias apžiūrimas ir nedaleisti iki to remontą, kad jau mes turim tą vietą, ten lopį, duobę ar dar ką nors. Turim žiūrėti, jeigu atsirado kažkokie įtrukiai, iš karto minimaliom sąnaudom juos užtaisinėti. Ir tada tikrai nebus kažkokių didelių problemų. Gerai paklotas betonas tikrai jisai taip greitai ir nesulūš ir kažką tai nebus. Jo remontas tikrai turėtų būti labai lokalus, labai retas ir žinoma, jo remontas ilgiau užtrunka negu asfaltą. Bet ir pačio betoninio kelio paklojimas taip ilgiau užtrunka ir brangesnis, bet kaip ir sakom, ilgesniai perspektyvai turėtume naudotis ilgiau. Geriau. Čia palėtėt priežiūrą, tai tikrai pritarčiau, kad priežiūra reikalinga visai infrastruktūrai. Tai nereiškia, kad paklojam, palikom, kol rangovas turi garantinį laikotarpį, dar prižiūri, pasižiūri, baigėsi garantinis, tada jau duobė atsirado, kebra važiuojam darom. Ne, turi pastovi būti priežiūra. Lietuvoje tą tikrai reiktų pakeisti šitą požiūrį į priežiūrą, į visos infrastruktūros, ne tik kelių. Dar klausimų? Mazgais, turint omeny jų dislokacijos vietą. Ar tai turi būti mobilus mazgai, tai vienas klausimas. Ir kokio našumo betono mazgai turėtų būti ir koks yra poreikis parai klojamiesim betonam, magistraliniam keliam. Vėlgi, magistraliniai keliai, tai aš manau tikrai iššūkį didelį kelią. Tai aš manau, kad kaip minimum turbūt reikalingas bus poreikis 1000 kubų per pamainą. Ta, ką aš girdėjau iš Belgijos, ką belgai man pasakojo. Ir jeigu mes kalbam apie būtent betonus, voluojamus, tai ten privaloma būti naudojami sustiprintos maišyklės, specialūs mazgai. Bet jeigu apie klojimą, tai vėlgi technologija ta pati kaip ir gaminant prekinį betoną. Tiesiog vėlgi maišyklės turi būti įvertintos, jų dydis pagal našumą. Tai yra mes, jeigu turim, kad mums reikia 1000 kubų per pamainą, tai atitinkamai turbūt reikia ir paskaičiuoti, kad virš 100 kubų per valandą mazgai turi tikrai tiek pagaminti. O mobilumas vėlgi mazgo, jis aišku turėtų būti kuo arčiau konstrukcijos. Tai Lenkų pavyzdys parodė, kad realiai ten, kur statomas kelias, ten ir mazgas yra. Tai atsiranda tas būtent tie mobilūs mazgai ir jie jau viską vietoje gamina ir transportuoja. Ir aišku, tai vyksta darbas non-stop, dieną naktį, tol, kol vadinkime atkarpa padaroma. Bet šitoje vietoje turbūt jautriau yra voluojamam betonui turėti savo mazgą. Abiem. Iš tikrųjų vis tiek transportavimo atstumas yra labai svarbus faktorius, nes mes nežinom, kokia bus aplinka tą dieną, galbūt stipriai saulėje švies, galbūt šalta bus ir tas vėlgi įtakoja betono charakteristikas, betono kokybę. Taip, vandens cemento santykio išlaikymas. Jo, bet čia jautresnis bus voluojamas betonas šio klausimu, manau. Taip, dėl to ir tas voluojamas betonas, aš manau, ir yra toks keliantis šiek tiek iššūkius visiems ir visi taip išsigąsta jo. Mato turbūt kompanijos, kad turėtų garantiją, kad bus keliai reikalingi investuoti, jie galėtų nusipirkti jau įrangą atitinkamą klojamo betono ir tada ta kokybė dar pagerėtų, bet dabar čia aišku kamuolys yra vyriausybės ar pusėje. Taip ir dabar, kadangi voluojami betonai yra keliai kaip ir, nežinau, veikia, neveikia, čia gal veikia. Daromi šiuo metu, bet
Vėl kiekviena įmonė nenusipirks ten tos kilnojimus mazgus, kokiam momentiniam dalykui turėtų būti, kad ir šitie valojami betonai turėtų būti jau didesnis žinojimas į priekį, kiek tų kelių gali būti, kiek darys, tada ir tuos mazgus statysis, nes įsivaizduokit, valojimo betoną reikia iškloti nuo pagaminimo per valandą laiką apdirbti. Jeigu neapdirbsim per valandą laiką, jis praranda savo savybės ir tada prasideda įvairias problemas. Todėl ta technologija tikrai yra sudėtinga. Labai svarbu tas vandens cementas santykis, labai svarbu užpildai. Tai mes, kai savo įmonėj darėm bandomąjį maišymą, darėm aikštelę, tai iš tikrųjų geresnio betono nesuklojęs, kaip tenais pagaminam. Tai galiu pasididžiuoti to tikrai, nes buvo ir Lenkai atvažiavę, žiūrėjo, net pagyrė, kad kaip pirmas kartas ir labai gerai gausi. Malonu, kad Lietuva tobulėja. Nu, po mūsų gamybinės aikštelės antroje vietoje. Nežinau, dar turime laiko, matau daug klausimų, salėje buvo, ar dar yra klausimų? Aš pakankamai garsiai rėkiu. Kaip jūs įsivaizduojat rekonstrukcijų metu panaudot betoną, nes betono kietėjimo trukmė yra žymiai ilgesnė negu asfaltbetonio. Asfaltą paklojom, kitą po paros leidžiame eismą. Kada galėtume leisti per betoninės dangas eismą arba duoti apkrovas? Taip, tai žinomas Ir dar vienas dalykas, betono kietėjimo norminės sąlygos yra tokios gana griežtos, ko linijose darbuose neįmanoma užtikrinti. Tai turbūt daugiausiai patirties šių klausimų turės Raimondas atsakyti šį klausimą, bet visuotinai žinoma, tai betonas tikrai ilgiau kietėja nei asfaltas. Tai prašom. Kitą dieną mes jau vietinį tą transportą, kuris lengvasis, kuris ten padeda visus darbus vykdyti, tai leidžiam, bet po 3 parų rekomenduojama jau galima leisti ir sunkųjį transportą. Nes tai yra, kaip sakoma, tas sausasis betonas, pavadinkime, ne, tai jisai visai kitaip jo vyksta hidratacija. Ir galima įsitikinti tą laiką su nernačiais metodais, pažiūrėti, koks yra stipris ir jau aišku, kada galima. Tai mes jį matuojam droksleriu iš karto jau iš po klotuvą. Tai kaip matam, tai mažiau 95 negaunam, netgi buvo, kad ir 100 gaudom, jau be volavimo. O dėl klimatinių sąlygų turbūt galioja tos pačios kaip įprastam betonui? Pats pagrindas yra neleisti jam, kaip čia pasakyti, užsausėtą, ne? Jeigu jau matom balti plemai atsiranda, tai jau negerai yra ir reikia iš karto drekinti, bet tas drekinimas toks rūkas, kaip pavadinkim, vandens darosi purškimas. Tai ir paskui suvalavus iš karto curingą užpuršti, kuris neleidžia betonai drėgmę. Čia turbūt dar turime omeny tas minusinės temperatūros turbūt, kad jau negalima, jeigu -5 ir daugiau. Ne, prie minusų dar kažkaip tai neklojam tų betonų, neteko. Tai čia tik toks skirtumas. Ja, dar klausimų gal turite? Na va, daug klausimų turėjome, bet jau jie baigėsi. Tai labai noriu padėkoti tada visiems susirinkusiems, kad taip gausiai susirinkote ir buvo jums įdomu, tikiuosi. Taip pat ir pranešėjui, Audriui Griniui ir diskusijos dalyviams, Roland ir Raimondas. Ačiū labai ir sėkmės.